Tai, ką prezidentas Trumpas padarė per pasaulio taurės trofėjaus įteikimo ceremoniją Ispanijos čempionų rinktiniai, jūs tikrai nustebins. Trumpas gali būti kaltinamas dėl daugelio dalykų, bet nuobodaus gyvenimo jis tikrai negyvena. Jam yra 80 metų, jis yra pirmasis einantis pareigas prezidentas, kuris tais pačiais metais apsilankė Super Bowl, NBA finaluose ir pasaulio taurės finale. Donaldas Trumpas atėjo į pasaulio taurės apdovanojimų ceremoniją, įteikė medalius Ispanijos žaidėjams, dalyvavo įteikiant taurę ir liko ant scenos. Būtent tada, kai čempionų komanda ruošėsi pradėti svarbiausią pasaulio futbolo šventę. Ferran Torresas pelnė lemiamą įvartį 106 minutę ir užtikrino antrąjį pasaulio čempionės titulą Ispanijos rinktiniai, neleisdamas Lionelio Mesio komandai antrą kartą iš eilės laimėti šio turnyro. Trumpo dalyvavimas finale jau buvo paskelbtas Baltųjų rūmų, tačiau niekas nebuvo numatęs, kokio masto bus prezidento dalyvavimas ceremonijoje. Trumpas ne tik liko ložėje ir taip pat nepasirodė aikštėje vien tik trumpam pasisveikinimui. Jis užlipo ant platformos kartu su prezidentu. FIFA prezidentas Giannis Infantinas pasitiko žaidėjus, uždėjo medalius čempionams ir tiesiogiai dalyvavo akimirkoje, kai taurė buvo įteikta kapitonui Rodri. Kai žaidėjai pradėjo rinktis pakelti trofėjų, Trumpas liko platformos centre. Infantinas priėjo ir parodė, kad jis turėtų užleisti vietą šventei, tačiau prezidentas dar kelias sekundės liko tarp ispanų. Rodris pakėlė taurę, žaidėjai šokinėjo ir auksinių konfeti lietus užliejo sceną, kai Trumpas pasirodė šalia čempionų rinktinės. FIFA nepateikė paaiškinimo dėl jo pasilikimo. Iš vaizdų atrodo, kad tai buvo spontaniškas poelgis, tarsi kažkas nusprendęs iš arti stebėti istorinę akimirką. Šiame vaizdo įraše, kurį paskelbė profilis JAV naujienos, Trumpas stovi šalia Infantino, kol Ispanijos žaidėjai ruošiasi bendrai nuotraukai. FIFA vadovas pažvelgė į prezidentą ir bando jį diskretiškai nukreipti į šoną, tačiau šventė prasideda anksčiau, kad Trumpas visiškai išnyktų iš kadro. Šiame Luis Montoyas paskelbtame vaizdo įraše Ispanijos rinktinė pasirodo su medaliais, taure ir Trumpu scenoje. Prezidentas lieka dešinėje grupės pusėje, kol čempionai šokinėja ir švenčia. Vaizdas greitai buvo pradėtas laikyti savotišką prezidento fotobomba, nes Trumpas sugebėjo patekti į nuotrauką, kuri turėjo užfiksuoti tik laimėjusią komandą, žaidėjus ir trofėjų. Profilis Postažiam AF paskelbė vaizdo įrašą iš kito rakurso, kuriame organizacijos narys prieina prie Trumpo šventės metu. Prezidentas toliau žiūri į žaidėjus, o Infantinas juda, kad pašalintų valdžios atstovus iš centro. Viename iš vaizdo įrašų Trumpas eina per veją apsuptas apsaugos, kitame jis įteikia medalius teisėjams. Vėliau jis pasirodo priimdamas Ispanijos čempionus ant platformos. Trumpas į stadioną įžengė įspūdingai. Prezidentinis sraigtasparnis Marine One praskrido virš arenos maždaug valandą prieš rungtynių pradžią, patraukdama žiūrovų dėmesį tribūnose. Labas vakaras. Brazilija skaudėjo buvo žalia, kad jis. Jis stebėjo rungtynės saugomoje zonoje. Šalia pirmosios ponios Melanijos Trump, Gianio Infantino, Meksikos prezidentės Claudio Sheinbaum ir Kanados ministro pirmininko Marco Carney. Ispanijos karalius Felipe ir kitos valdžios atstovai taip pat buvo stadione. Nuotraukoje, kurią paskelbė Flotus ataskaita, Trumpas matomas per JAV himną šalia Melanijos, Sheinbaum, Carnio ir Infantino. Ši scena toje pačioje ložėje subūrė 3 pasaulio čempionato šeimininkių šalių lyderius ir aukščiausią FIFA vadovybę.
Net ir esant priekybos ginčiams bei politiniams skirtumams tarp vyriausybių, visi kartu stebėjo finalą. Ar kalbėjote su Karniu? Kanados. Šiandien. Ar ne? Kalbėjausi. Buvo gerai. Bet aš jam pasakiau, noriu pasakyti, jūs turite sustabdyti tuos gaisrus, kad jie neateitų čia ir nenuodytų mūsų oro. Turiu gerus santykius su Marku Karniu, bet žinote, turime sustabdyti tuos gaisrus šiaurėje. Jei galėsime padėti, padėsime, bet galbūt jie turėtų sumokėti kompensaciją. Arba mes įvesime muitus. Bet tai buvo siaubinga, noriu pasakyti. Ar buvo įmonių, kurios užsidarė, ypač Mičigane? Jei pažiūrėsite į Detroito regioną, Mičiganą, ten viską uždarė. Uždarė automobilių gamyklas ir dar daugiau. Taigi aš niekada neprisimenu, kad tai būtų nutikę. Per pastaruosius 4 ar 5 metus matėte, kaip tai pradėjo vykti. Ir aš neprisimenu nieko panašaus. Prieš prasidedant rungtynėms Trumpas jau buvo sukėlęs didžiulį atgarsį palietęs originalų trofėjų. Ronaldų fenomenas nunešė taurę į ložę, o Infantinas leido prezidentui ją paliesti. Tai. Ačiū. Vizužierių. Aš darau taip. Šis vaizdas išplito socialiniuose tinkluose, nes trofėjus paprastai būna apsuptas beveik šventos apsaugos prieš finalą. Trumpas taip pat asmeniškai įteikė medalius tokiems žaidėjams kaip Ferranas Torresas ir Laminas Amalis. Prezidentas nesitraukė, toliau sveikino žaidėjus ir liko prieš kameras iki pat ispanų šventės pradžios. Dalyvavimas Trumpo pastatė į precedento neturinčią padėtį. Jis tapo pirmoju einančiu pareigas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu, kuris dalyvavo pasaulio taurės finale vykusiame Amerikos žemėje. 1994 metais, kai varžybos taip pat vyko Jungtinėse valstijose, Billas Clintonas nedalyvavo finale, o trofėjų įteikė tuometinis viceprezidentas Alas Goras. Sportinių pasirodymų serija prasidėjo 2025 metais, kai Trumpas tapo pirmuoju einančiu pareigas prezidentu asmeniškai stebėjusiu Super Bowl rungtynes. 2026 metai birželį jis vėl įėjo į istoriją kaip pirmasis prezidentas einantis pareigas apsilankęs NBA finalo rungtynėse. Dabar, būdamas 80, jis užbaigė šią seriją pasirodydamas pasaulio taurės finale ir dalyvaudamas čempionų nuotraukoje. Finalas taip pat tapo šeimos susitikimu. Baronas Trumpas buvo matomas kalbantis su Infantinu prieš rungtynes. Tuo tarpu kiti šeimos nariai stebėjo rungtynes skirtingose stadiono vietose. Tiffany Trump ir Baulozo paskelbtoje nuotraukoje kartu su Eriku, Donaldu Trumpu jaunesniuoju, Bettina Anderson, Lara Trump, Ivanka Trump ir Jaredu Kushneriu yra stovi prie aikštės pilno stadiono fone. Palikęs stadioną, Trumpas pareiškė, kad pasaulio čempionatas buvo nepaprasta sėkmė Jungtinėms valstijoms. Jis pagyrė dominuojantį Ispanijos pasirodymą, sakė, kad sirgaliai iš viso pasaulio atvyko stebėti turnyro ir vėl gynė idėją, kad varžybos turėtų sugrįžti į Amerikos teritoriją. Kol Ispanijos rinktinė šventė savo antrąją žvaigždę, prezidentas jau liejosi emocijomis. Jis pavertė finalą JAV galios parodymu – organizuoti didžiausius pasaulio renginius. Labai ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą iki galo, palaikykite mūsų projektą ir prisidėkite finansiškai per Pix raktą, kuris rodomas jūsų ekrane. Mes esame nepriklausomas kanalas, siekiantis pateikti jums teisingą informaciją. Jūsų parama padeda mums išlikti.